Valinskas buvo kandidatas. Norėjo būti prezidentu. O draugas jo Ligitas buvo. Dezinfekavo jis biurokratus. Žiūrėkite kvapą gniaužiančią Ligito Kernagio kovą prieš išsikerojusią valdininkų savivalę. Dezinfekacija Jonavoje. Seimo narys Ligitas Kernagis ėmė Jonavoje narplioti klastingą žiurkių, tarakonų ir biurokratų lizdą. Nebesusitvarkydami su kenkėjais, jonaviškiai kreipėsi į savo išrinktą į Seimo narį, o šis į pagalbą pasikvietė ir kakadu. Mes gavom skundus iš žmonių, jog reikalauja, konkrečiai neleidžia žmogui atsidaryti salono, neišduoda higienos paso, tol, kol tu nesudarysi priverstinai sutarties su firma, kuri naikina tarakoną. Seimūną ir jo padėjėją užplūdo skundų banga iš jonaviečių. Žmonės prašo išsiaiškinti baisingą klastą, kodėl valstybinė įstaiga Visuomenės sveikatos centras savivaliauja, reketuoja. Ligitas Kernagis su padėjėja išvyko į įvykio vietą. Tam, kad išspręsti žmonių skundą, mes kreipėmės į tą vietą, kuri turėtų tos higienos pasus išduoti. Tai į Kauno Visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrių. Pasižiūrėsim, ką jos pasakys. Ligitą Kernagį įsiutino tai, kad verslininkus norinčius gauti higienos pasą sveikatos centras verčia pasirašyti sutartį su privačia žiurkės, tarakonus, parazitus ir kitokius gyvius naikinančia įmonė UAB Dezinfekcija. Pirmiausia, Ligitas atakavo valstybinę įmonę. Aš esu Ligitas Kernagis. Mums reikėjo vedėjas pasišnekėti su ją. Žemės dabar. Žemėse? Taip jau. Kas gali atsakyti į klausimą? Reiškia, mūsų domina klausimas dėl tokios situacijos, kad jeigu nori žmogus įsikurti solariumą, jis priverstinai verčiamas sudaryti sutartis su UAB Dezinfekcija Jonavoje. Kodėl priverstinai? Priverstinai? Be šitos sutarties jūs nenorite išduoti jiems higieninių pasų. Seimo narys įsitikinęs, kad sutartis su žiurkininkais, tarakonininkais ir blakininkais yra absurdas. Tiksliau tariant, būdas kas mėnesį išmelžti pinigų iš verslininkų. Mat pasirašius sutartį su žiurgaudžiais, jiem kas mėnesį į kišenes įkrenta po 30 litų. Ligitas Kernagis jau dabar kyla į kovą su parazitų naikintojais. UAB Dezinfekcija. Taip, einam į kontorą, kuri užsiima dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija, kaip sakiau, dežiurkizacija. Žiūrėsim. Siutina Kernagį neteisybė. Nejaugi tarakonų naikintojai turi teisę kontroliuoti grožio pasaulio industriją, visus miesto soliariumus, kirpyklas ir kitokius panašius objektus? Labą dieną. Labą dieną, prašau. Į svečius galima pas jūs? Prašau. Kas čia vyksta? Mūsų domina vienas klausimas. Nepasakėt, kodėl jūs iš karto be leidimo nepasisakėt, kas jūs tokie esat? Iš karto... Aš esu Ligitas Kernagis. Aš Liberinė Genovaitė. Malonu. Tai va, tai iš karto prašom, kodėl jūs dabar nei kokiu reikalu, nei nieko nukreipės tiesiai kamerą. Galima? Prieštarauju. Prieštarauju? Negalima, nu kaipgi šitai? Mes aš turiu teisę paklausti, pas jūs vieną klausimą. Prašom, jūs padėkit kamerą. Seimo narys neatlyžo ir čia. Reikalavo, kad parazitų naikintojai paaiškintų, kodėl jonaviečiai turi su jais sudaryti sutartį, kuri pagal įstatymus nėra reikalinga. Juk tai gryniausias reketas, jo haidį. Tai jūs sakot, kad ta sutartis su jūsų įmonė privaloma. Aš nesakau, kad būtinai, jeigu neduoda paso leidimų, tai reiškia, yra privaloma. Seimūnas pas UAB Dezinfekcijos savininkę teisybės nerado. Tačiau Visuomenės sveikatos centre jau pasirodė vedėja. Gal ji pagaliau padės tašką šioje žiurgaudžių ir parazitų istorijoje? Nagi Ligitai, varyk! Klausimas toks, mes gavom nusiskundimų nuo žmonių, kurie nori įsirengti, tarkim, soliariumą. Ir tam, kad gauti higienos pasą, jie yra priversti sudaryti sutartis su kenkėjus sunaikinančiom įmonėm. Kodėl? Nereikia interpretuoti įstatymų. Šito vieto aš matau tik tai interpretaciją. Interpretacija tai teisės aktas. Tai yra teisės aktas, kurį mes vykdom. Jūs interpretuojat? Mes vykdom. Jūs interpretuojat? Mes vykdom. Viskas, ačiū. Dabar, kam aš buvau būtent tam daviau interviu, kas kokiais reikalais aš turiu teisę žinoti?
Taip. Kas čia bus? Kad šioje painioje istorijoje pagaliau būtų padėtas taškas, Ligitas Kernagis kreipėsi į Valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos centrinį štabą Vilniuje. Atsakymą gavo. Iš sostinės atsiųstame popieriuje aiškiai parašyta, kad joks sveikatos priežiūros centras reikalauti sutarties su parazitų naikintojais neturi teisės. Taigi, tie, kas prasikalto ar sukčiavo, turi būti nubausti. Tyrimas baigtas. Valiau. Koks prasmingas politiko laisvalaikis. Jis puikus valdininkų dezinfektorius.